Michaelas Jacksonas vartosi. Bet palauko, jisai nekrem... Ai, ne, jisai su nekremuotas. Saloj dabar. Saloj su Elviu Presliu ir Tupaku traukė kaseką. Ir nemanau, kad ne kaseką, bet traukė ir... Su Kurtu Cobainu. Ir Marilyn Monroe. Su Marilyn Monroe, su... Ir Ozzy Osbourne, nes jisai šiaip zombis tai. Priklauso tai kategorijai. Zombie Nation. Zombie. Ja. Nu ką, bandom, ne? Nu. Verčiu šitą. Žiūrėkite, yra Taip. Vienas toksai vyrukas, kuris yra gana pavydus. Ir ypač pavydus yra savo merginos draugui. Katras yra labai baisus žmogus. Ir tas baisus žmogus, tai jau paskambins bičiui, kuris yra pavydus, ir paaiškins, kaip viskas šiame pasaulyje yra sudėliota. Life is life. Ir galbūt netgi pasiūlys susitikti. Nu, žodžiu, nežinau. Kažką tai. It's a beautiful life. Oh. Nice. Tu gal net nelietuvoje dabar? In Berlin. Bet iš lietuviško numerio. Nu. Aš ką tik grįžau. Vilniuje esu dabar. Jisai kur? Klaipėda, man atrodo. Klaipėda, man irgi tai atrodo. Pick up the phone, bitch! Nu. Tu žinok, aš identišką turiu dar antrą. Jau ką. With love. Nu va, nepavyko paskambinti, tai žiūrėk, gal va toksai va yra. Which one'as? Bet aš tau atsiunčiau. Nes va, jisai irgi draugas yra žiūriai pavydus. Jisai turi panelę ir labai jos pavydė visiems. Tipo, niekur neleidžia išeiti, nu, tipo toksai va. Ir pasirodo, kad jisai, kai būna išvažiavęs penktadieniais, tai jo ta panelė susitikinėja su Rolandu. Tiesiog su Rolando, ne? Nu va. Jis iš Kauno, Rolandas iš Kauno? Ar iš Kauno Tomas yra? Tomas buvo išvažiavęs į Kauną darbuotis ar kotais. Ir galite apsimesti. Aš net nežinau. Ai, va. Šiaulių. Abu yra iš Šiaulių. Nu va, žodžiu, sako, kad temperamentas jo karštas. Tai va ir bandykime. Tai nesmagu, kaip liečia Vilniui. Ane, Tomai? Alio, labas, Tomai. Sveiki. Tau skambina tavo toksai, nežinau, ar pažįstamas žmogus yra iš tikrųjų. Tomai, tu esi dabar vienas ar su Inesa? Vienas. Žiūrėk, tokiu... Tu mano vardo tikriausiai dar nežinai, ar ne? O kas čia skambina? Skambino Rolandas toksai. Aš nežinau, kas čia, iš kur jūs būsite, kas čia. Esu iš Vilniaus aš, bet tavo telefono numerį gavau iš Inesos. Iš tikrųjų, žinok, galiu pasakyti taip, nepatinai davė man jį. Žinok, susiradau jį jos telefone. Ne dėl to skambinu tau. Skambinu dėl to, kad kurį laiką su Inesa mes bendraujam. Kaip suprantu, tu to nežinai, ar ne? Ne. Ir ypatingai bendraujam iš tikrųjų, kai tu išvažiuoji į Kauną. Dalykas toksai, aš... kaip čia pasakyti, tai paprasčiau gal. Senokai iš tikrųjų ją esu susižavėjęs ir vyriškai noriu tavęs paklausti.
Norėčiau iš tikrųjų, kad tu su jie nebebendrautum, nebesimatytum ir, žinok, esu pasiryžęs, kaip sakant, paaukoti netgi kažką, tai jeigu tam reikės. Tai Tomai, ar mes galim su taim pakalbėti kažkaip vyriškai? Nesupratau čia šitą, apie ką čia šneki. Aš kalbu apie tavo moterį. Kokią moterį? Apie Inesą. Kokią Inesą? Tai tu neturi merginos. Ne. Supratau, tai Inesa reiškia yra vieniša. Nu taip, kokią Inesą? Ai. Tai tada, žinok, nebeliko kaip ir klausimo tada. O tu neturi merginos jokios? Iš kur čia skambini? Skambinu aš iš Vilniaus. Šiaip dažnai būnu Šiauliuose, nes Šiauliuose dirbu, tačiau mūsų ofisas Vilniuje. O ką tu Šiauliuose dirbi? O Šiauliuose turiu savo skolų išmušinėjimo įmonę, bet tai koks skirtumas? Nesuprantu nieko. Jeigu atvirai, tai gal tu norėtum rytoj atvažiuoti pas mane į ofisą. Aš kaip tik būsiu Šiauliuose rytoj po pietų 2 valandą. Mes galim susitikti pakalbėti. Aš neturiu ką kalbėti. Sakyk, prašau man dabar, tai kaip aš suprantu, tave Tomai su Inesa niekas bendro nesieja. Jūs tik tai kursiokai gal esat? Nu ne. Net ne kursiokai. Ne. Tai tu net nepažįsti jokios Inesos, ar ne? Pažįst? Jis iš kur man numerį gavai? Iš Inesos telefono. O tu iš kur Inesos telefoną gavai? O Inesos telefoną aš turėjau savo rankose, kai mes su ją buvom kaviniai. Jo. O kodėl tu klausi? Ne, tai įdomu, man niekada neatsakys. Tai vat aš dėl to tau ir noriu, supranti, dėl to su tavim vyriškai pakalbėti. Tu, kaip suprantu, visgi pažįsti Ines ir pataikiau aš pagal adresą, ar ne? Klausyk, tu į Kauną kokiu tikslu važiuoji taip dažnai? Nevažiuoji iš Kauno visai? Ne, kai buvai pastarąjį kartą. Aš atsimenu, kaip tik su Ines iki 5 valandų buvom, nes kažkaip tai jinai sakė, kad Tomas grįžta, tai... Jūs Šiaulių valstybinėje būdu mokotės kolegijoje, ar ne? Nu. Jo. Šiaip padėjau vieną egzaminą išlaikyti. Turiu rektorių pažįstamą ten. Galiu tau padėti su egzaminais, su diplomu. O tu darbą turi, Tomai? Ne. Galėčiau padėti ir su pinigais. O kaip padėtum? Kaip sakai? Kaip padėtum? Duoti darbą galiu tau. Kokį? Savo ofise. O ką daryti? Telefonu iš tikrųjų priminti žmonėms, kad jie yra skolingi. Nu, čia labai paprasta. Antstolių kontora. Jo. Bet kitas dalykas, dėl ko aš tau galiu padėti vienu ir kitu klausimu, man būtų reikalinga ir aktualu, kad visgi su Inesa tu nebeturėtum jokių bendrų reikalų. Kodėl? Na, nes aš norėčiau užmegzti su ją rimtesnius santykius, negu jų dabar yra. Nes vien pasimatymų ir bučinių man nepakanka. O jeigu nenorės? Kaip sakai? O jeigu nenorės? Ne, tai va dėl to aš tau ir skambinu. Aš su ją kalbėjau apie tai ir esmė tokia, kad jinai nori, tačiau nedrįsta tau nieko pasakyti. Nežinau, pašnekėsiu su ją. Ne, aš noriu dabar su tam. Ar mes galėtumėm rytoj susitikti? Na, šitą nelabai turės laiką. Nes, matai, esmė tokia, jeigu tu rytoj neturėsi laiko, aš paprašysiu savo vyrukų tada, kad tave tiesiog atvežtų pas mane. Nes šiaip nebenorėčiau, kad apskritai su Inesa tu matytumėsi. Gerai, tai jūs man čia gazinat? Ne, aš negazinu, aš tavęs kol kas prašau. Gerai. Ar galim sutart gražiuoju, Tomai? Siūlau tau kol kas rinktis tai, ką aš tau siūlau. Ar sutinki? Nes, kaip sakai, labai vėjas, pučia prastai tave girdžiu. Sakau, reikia pagalvoti, šitą pasinėtas. Nemanau, kad yra daug ką galvoti, Tomai.
Esmė yra labai paprasta. Aš tau galėsiu ją papasakoti rytoj išsamiau, kai tu ateisi pas mane arba tave atves. Ir kitas dalykas, tiesiog, kol aš esu geras ir šiandien aš esu visai neplaštos nuotaikos, nes iš Inesos tikrai gražią žinutę gavau, noriu tau pasiūlyti kelis variantus. Greičiau pabaigti universitetą, susirasti darbą Vilniuje ir išsikraustyti. O Jėzus, kaip dabar? Kaip? Net neįsiką, žinau, čia aš pirmą reikia baigti. Aš tau padėsiu. Tiek su pinigais, tiek su pačiu universitetu. Bus nesudėtinga, patikėk, aš esu pats baigęs Šiaulių universitetą. O tai kaip čia su Inesos pažinosi, šitą suprantu? Su Inesos susipažinau, žinok, visiškai atsitiktiniu būdu. Ten buvo parduotuvėje, tiesiog jinai yra, atrodo taip, kaip aš įsivaizdavau savo idealią moterį nuo 7 klasės. Dabar man yra 34 metai. Tai maždaug įsivaizduoja, ar ne? Ir tikrai padarysiu viską dėl šitos moters. Ir Tomai galiu pasakyti, tu man tikrai nebūsi siena. Ne, tai sakau. Taigi, tiesiog aš noriu gražiai ir draugiškai, kad tu neišsigastum ir nesupyktum, nei ant jos, nei ant manęs, ir mes gražiuoju viską užbaigtumėm. Ne, tai žinau, kad jūs pagalvokit, man reikia pagalvoti. Pagalvoti apie ką tu nori? Nu, ta prasme, kaip čia viskas, tai man tai staigiai. Aš tau siūlau labai paprastą dalyką. Tu gali netgi dabar pagalvoti, kol aš tau pasakosiu. Pirmas variantas yra toksai. Tu gauni darbą iki kol pabaigs universitetą. Aš tau pažadu, kad tai pasibaigs per maždaug metus ir 2 mėnesius. Ta laiką tu gausi atlyginimą po 2000 litų. Tačiau turėsi, manau, kad gyventi pakankamai uždarą tokį gyvenimo būdą. Vėliau tu išsikraustysi į Vilnių. Inesa... Ką man Vilniuje, iš kur būtų gauti viską? Nu, žinok, aš nemanau, kad tau bus sudėtinga nuomotis iš tų pinigų, kuriuos tu susitaupysi, kai aš tau mokėsiu. Vėliau aš tau galėsiu padėti susirasti darbą panašų pagal tavo specifiką. Antras variantas yra labai paprastas. Aš tiesiog sulaužysiu tau kojas, jeigu tu prieštarausi man. Tai dabar aš turiu viską daryti pagal jumis. Ta prasme, aš galiu, tarkim, nutarsim tam Inesai skirti viską, man nesvarbu, aš savo gyvenimą pradėsiu gyventi ir viskas. Ir tau nereikia mano pagalbos? Nu, ne. Tu galėtum tai pasiaukoti dėl manęs? Kaip pasiaukoti? Dėl Inesos. Nesuprantas. Na, palik Inesą, ko tu čia nesupranti? Ar tu gali šiandieną grįžti ir paskambinti jai namo ir išsiskirti su ją? Aš nieko nesuprantu, žinai. Ar aš tau neaiškiai sakau? Aiškiai. Tai nesupranti tu ko? Kas čia visą, tai kas čia dedas? Dedasi keisti dalykai, iš tikrųjų. Nemanau, kad jie yra lengvi tau ir lygiai taip pat nebus lengva nei Inesai, nei man. Tačiau, žinok, manau, kad kol kas, jeigu tu klausysi to, ką aš tau sakau ir darysi taip, kaip aš norėčiau, kad darytum, tiek tau, tiek Inesai, tiek man bus visiems labai gerai ir daug paprasčiau. Tomai, ar tu mane supratai? Supratau. Labai gerai. Labai gerai. Tarp kitko, tu turi automobilį? Ne. Aha. Ar galėčiau aš pasirūpinti tom? Neturiu teisę. Galėčiau pasirūpinti ir tuom. Tiesiog nepyk, kad aš noriu pakeisti gal tavo gyvenimo moterį į materialius dalykus, bet aš daugiau neturiu ką pasiūlyti tau. Tai ar sutinki, Tomai? Nežinau, paskasiu, jeigu stiksiu, paskambinsiu. Nežinai, tai reiškia taip ar ne? Sakau, nežinau, aš paskambinsiu. Ar tu Skambinam dar kartą. Va, Jėzus, kaip? Aik, tas savo. Pakelk, prašau. Pakelk. Pakelk ir tau palengvės ant dušas. Žiauriai.
Davai, viskas bus tvarkoj. Pakelk ragelį. Oh, fuck. Man atšalo rankus net. Oh, fuck. Blemba, Tomai. Motherfucker. Eik tu savo. Griežtai paėmėm. Ignai, jeigu mūsų klausai, dabar toj pat paskambink Tomui. Skambink Tomui ir pasakyk, kas buvo. Ne, pasakyk, kad... Ignai. Zip FM. Tomai, čia pasirodo buvo Zip FM. Bairiukas. Jėzus, Marija. Nesisielok, viskas čikiai. Žinai, kas yra liūdniausia šitą situaciją? Paskambink Ignui, pažiūrim, ar jisai jau skambina Tomui. Žinai, kas yra liūdniausia šitą situaciją? Nu? Kai jisai skambins savo merginai, jinai nesupras, apie ką jis kalba. Ignas maladėt skambina jau Tomui. Viskas gerai. Eik tu sau! Žinai ką, palauk dabar. Ignai, jeigu tu mūsų klausaisi, tai dabar tu Tomui pasakyk, kad tenais tipo va, čia kažką tai, ir mes dabar jam tuoj paskambinsime patys ir pasakysime, nes reikia pašnekėti su juo vis tiek. Tai dainą vienas gruojam? Nežinau, man atrodo, kad gal pakabam. Ignai, tu dabar pasakyk, kad mes to jam skambinsim ir kad keltų ragelį, okei? Ir padėk dabar pas ragelį. Renku numerį. Nu va, renki numerį. Ignai, dėk jau tu dabar ragelį. Dėk ragelį, Ignai. Dėk ragelį, Ignai, mes norim paskambinti Tomui. Kaip prigazdinai. Skambinam Tomai, ne? Bus piktas, nebekels jau. Buvo ką tik užimta. Piktas manai bus? Klausau. Tomai, Blet, nepyk, nesikeik, čia radija, nesikeik. Tu dabar tiesioginėme eteryje, nesikeik. čia prigalat mane. Nu, seniai, leisk, padaryt taip. Zip FM. Sveikas, Labas, Tomai. Sveiki. Rolandas ir Justinas. Justas radistai iš Vilniaus. Jo. Taip. Nusiraminai dabar jau? Aš nusiraminęs, aš biškai nelabai supratau taip. Nes vienu momentu, kai sako, kad sutinki ir taip, tas blogas vos net, kad nejuoktis būtų, tai... Ai, nu va, taip. Nu, bet... Ne, tai aišku, mes girdėjom, kad nepasimetėjai. Ne, nu ką, žinau. Bet Gerai, prigautas esi. Žiauru. Žiauru? Aha. Žiauriai faina? Viskas, čia 5 valandą Kaune buvau, čia viskas pyzė. Va tai vaseniai. Žodžiu, broliai, viskas. Nesikeiktų tiesiog nemetėje, žinok, visi dabar girdi. Ramiai. Gerai, Tomai, tai man atrodo, kad tu dar ilgai dėkosi Ignui už šį skambutį. Jo. O šiaip, nu ką žinau, sėkmės su Inesa. Jo. Gerai, dėkui. Brangink tai, ką kol kas dar turi. Jo, dar turi. Iki. Iki. O, va, dabar jau galime muzikėlės. Dabar jau galime ir atspauduoti. Tocando conmigo.